Galiu oficialiai paneigti, kad posakis ruošk roges vasarą tiesioginės prasmės tikrai neturi. Aš tai žiemai labai ruošiausi, bet jos kaip nėra, taip nėra. Arba ateina ir labai trumpai pabūna. Tai aš galvoju, darysiu priešingai. Žiemą ruošiu kanoją vasarai. Ką aš turiu galvoj? Šiandien ir artimiausias 2 dienas aš būsiu Asvejos regioniniam parke. Asveja yra ilgiausias Lietuvos ežeras. Tai šiltuoju sezonu esu nusimatęs kelionę būtent ją, bet prie jos yra dar papildomų daug ežerėlių, kuriuos galėčiau prijungti prie visos kelionės. Darysiu žygį, kuris bus apie 20-30 km ilgio ir jo metu tiesiog bandysiu pažiūrėti, kur reikės kanoją nešti, o kur galbūt bus įmanoma perplaukti. Ir prie vieno iš tų ežerėlių planuoju praleisti naktį, pasigaminti daug skanaus maisto ir niekad nežinai, kas žygio metu gali nutikti. Įdomaus, juokingo arba baisaus. Labai dominanti sala. Atrodo, turi medžių ir būtų galima joje gyventi. Kažkada į tą salą panašu buvo padarytas tiltas ir galėjai tipų tapu užeiti, apsilankyti ir pagyventi. Šitas gražus tikrai ežeras, aplinkui vien pušis, tokios lygios, gražios. Yra tikrai nemažai prieimų, privažiavimų labai patogių. Stovyklaut, pramogauti ir iškilaut. Super. Kokia iš tikrųjų įdomi tokios žiemos tyla. Vasarą čia visur verda, dažniausiai gyvenimas pilnas žmonių, o žiemos metu tikriausiai čia yra pati ramiausia vieta, kur galima būti. Ir aš esu labai dėkingas už galimybę čia būti ir tokias vietas pamatyti. Ta proga noriu padėkoti šio video rėmėjams. Taip, gerai išgirdot rėmėjams. Hiatus. Ačiū jiems už tai, kad pagaliau leidžia man nebežvangėt kaip šveicarės karviai, neatrodyt kaip kvailas goblinas apsikrovęs kuprinę daiktais, arba kaip sraigė su neproporcingai mažu nameliu ant savo kupros, ir už tai, kad pagaliau į kuprinę galiu susidėti savo pačius reikalingiausius, svarbiausius daiktus. O be kuprinės turėjau dar vieną dalyką atsinaujinti, kuris tiesioginė to žodžio prasme pradėjo prašyti manęs pinigų. O žygiaujant ir stovyklaujant reikia tikrai patikimų batų. Kažkas tais batais yra negerai. O, ne tik tokie, kurie įlipus į vandenį nesušlaptų, būtų patogus eiti, tarnautų jums ilgai, bet ir tokių, jeigu suimtų nervas miške, galėtum tiesiog spirti pagalį, medį ir nieko tau nebūtų. Man asmeniškai Hiatus parduotuvė yra kaip vaikui žaislų parduotuvė, į kurią įeidavai, galėdavai vaikščiot iki tol, kol tėvai išvaro. Tai būtent dar dabar internetinėje jų parduotuvėje yra taikomos nuolaidos visoms prekiams, būtent su nuolaidos kodu gyvatė 5. Tai kodas galioja visoms prekiams, o nuolaidos yra nesimojamos. Ačiū Hiatus už tai, kad galiu planuot daryti ir keliauti tokias kelnes. Ir visai įdomus toks faktas, mano kuprinė sveria apie 18-20 kg. Su visu maistu, su technika, su įranga. Ir aš kaip tikras profesionalas batų netestavau, tiesiog perėjau per kambarį. Ar ne taip daro tikri profesionalai? Kokio grožio ežeras šitas. Aš noriu čia miegoti. Gal miegoti ir nemiegosiu, bet bent jau užkasiu tikrai. Kaimiška dešra. Pažiūrėsim, kiek kaimiška. Gera dešra. Pasirodo, dešrą rijau su visa skura. Dabar yra 1 valanda. Pradeda tempt kažkur 4:30. Labai iš tikrųjų čia norėčiau išmiegoti. Ir matau gan potencialių vietų kur, bet dar negaliu, eisiu toliau. Ten dar vienas. Ieškau ežerų kaip grybų. Sausio mėnuo, vis dar galima rasti voveraičių.
Nebeturi visai skonio, vienas vanduo likęs atrodo. Nelabai. Čia jau labiau pelkė. Ir tokiose vietose labai mėgsta augt spanguolės. Ir prie spanguolių irgi auga gailiai. Tokie augalai, kurie, jeigu šalia ilgai jų būsi, tai gali apsisvaiginti. Man jie taip skaniai kvepia, aš neįsivaizduoju, kaip gali nenorėti svaigintis jais. Tik aš nežinau, kiek laiko reikėtų čia būti ir įkvėpti, kad Nežinau, man šie pėdsakai labiausiai būtų panašus į vilko. Pėdutė, 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 pėdutė ir čia pagrindinė. Štai čia, ponai ir ponios, matote vieną iš daugelio nenykstančių rūšių. Man atrodo, čia tikrai briedis. Kokio dydžio kanopa. Ir visai šviežus atrodo ten. Tiesą pasakius, visai norėčiau briedį sutikti, kažkaip neištiknėti pirštą, jį pamatyti ir, aišku, nufilmuoti. Bet apskritai manau, kad miške gal briedis su šernu konkuruoja kaip pavojingiausi gyvūnai. Bet bendrai paėmus, manau, nei vienas, nei kitas iš tikrųjų nėra pavojingi, jie labiau mūsų bijo. Ten ežeras, stovyklavietė čia. Dar tokios aš nematęs. Dabar yra 3 valanda dienos, liko apie valandą šviesaus laiko. Tai jau ieškau, kur apsistosiu šią naktį. Gali būt, kad kitoj pusėje kažkur bandysiu ieškoti vietos. Tokios visokios tankmės yra geriausia gyvūnų slėptuvė. Tokiam gražiam miškelyje retai būna, nebent turi pereiti. Bet visas gyvenimas verda ten. Aš taip galvoju. Man atrodo, kad taip ir yra. Panašu, kad pagaliau batai gaus išbandymą. Čia panašu nepraplauksiu. Šernai šitas šaknis nulaužė, išrausė ir graužė. Prie šito ežero yra nemažai stovyklaviečių, bet man kažkaip labai nepatinka, nes aplinkui nėra nei vienos malkos. Šiaip geras dalykas yra, kad gali parsisiųst Google Maps žemėlapius ir jeigu netraukia ryšio, tai tiesiog visada matai, kur kokie keliukai. Bet blogas dalykas yra tai, kad mano buvimo vietos Google Mapsas labai nesupranta ir jisai rodo, kad aš dabar tiesiog kažkur pievose stoviu, nors einu miško keliais. Ir nutariau prie to ežero nebūt. Einu prie dar kito. Tai greičiausiai, kai nueisiu, jau bus tamsu. Ar tokia stovyklavietė yra turėti prabanga? Taip. Ar aš jos šiandien nusipelniau? Nežinau, gali būt. Gal taip, gal ne, bet miegosiu čia. Dabar tikriausiai vienas ir vienintelis svarbiausias dalykas yra susirasti sausesnių kažkokių tai malkų. Visur ten miške medžių nerandu, tai ieškau šitoj pelkėje. Jie vis tiek yra dalinai pasmerkti tie medžiai. Ar medis yra miręs ar gyvas, išduoda netgi garsas jo. Ir nusilūpusi visa žievė, tai žiūrėkit, negyvas medis. Ir čia yra gyvas medis.
su visais patogumais tikrai šitą stovyklaitę. Kadangi tikriausiai nieko aktyvaus dabar labai nebeveiksiu, reikia apsirengti. Naktį bus apie -1. Dabar yra 0, man atrodo. Tikras miškinis vylis dabar. Tikrai jaučiasi, kad šiandien ėjau. Čia tikrai yra viena patogiausia stovyklaviečių, kurioje esu buvęs. Aš dažniausiai renkuosi tokias, kur nebūna niekas įrengta, bet kadangi dabar yra šaltasis sezonas ir žmonių tikrai aplinkui niekur nėra, čia yra puikia proga būti tokiose vietose. Aš jums nepaminėjau, bet kažkas čia yra buvęs pasidaręs pirtį. Yra sukrauti akmenys, padarytas stogelis. Faktas, kad pirtelė buvo gerai pakūrenta. Ir mačiau, yra dar tas brezentas plėvelė palikta. Tai reiktų patikrinti, pažiūrėti, ar turi skylių ar neturi. Ir galbūt šiandien po žygio pasidarysiu pirtį. Panašu, kad aš čia labiau vaiduoklį padariau, o ne pirtį. Visa plėvelė yra suplyšus su skylėm, tai pirties pats principas yra, kad turi būti sandaru. Nu gerai, gal visgi pabandysiu aš bent jau užkurti ją, pažiūrėti, ar kaistas. Kad man ne čia ugnis nedega, aš dar pirtį noriu užsikurti. Tai pasikūriau abu laužus ir dabar pirty, ten yra tikrai nemažai akmenų, tai aš įsivaizduoju, ten kokias 2 valandas jie turės kaist. Nežinau, kiek bus laipsnių, bet galbūt, kad pabandysiu. Šiandien valgysiu japonišką patikalą, donburi vadinasi, o donburi išvertus į lietuvių kalbą tiesiog reiškia, kad yra ryžių dubenėlis ir ant tų ryžių yra sudedama mėsa, daržovės, padažas, viskas sumaišyta ir turėtų būti gan gardus patiekalas. Pipirai, druska. Oi. Dabar supratau, kad yra viena didelė problema. Kitų plavkių neturiu. Ryžiai.
ryžiai jau kaip ir baigti. Terijakių padažas ir sojos padažas. Oi, medus. Sezamai užsiberk. Man atrodo gerai. Nežinau kaip jums. Karštas maistas pagaliau. Aš žinau, kad tik maisto gamyba gražiai atrodo, bet kai aš valgau jau nebeatrodo, žinau, kad gražiai. Nebežiūrėk tiesiog. Sezamo sėklos, kai įsideda, tai visai kitas patiekalas atrodo. Buvau normalaus maistą nevalgęs nuo pusryčių. Tai dabar yra 9:30 vakaro. Nežinau kaip ta pirtis, bet įtariu, kad neužsikursinai. Visas garas išeina per tarpus tiesiog. Šita porcija tikrai buvo verta stojamos valgymo pozicijos. Ne, čia iki pirties dar toli gražu. Viduj maksimaliai kokie 30 laipsnių gal. Nebus pirties šiandien. Akmenys tai labai įkaitė. Šiandien pirties gal ir nebus, bet ateityje visai būtų variantas pabandyti kažkada pačiam pasidaryti. Kažkada gal pasikaitinsiu. Vat indų plovimą priskirčiau tikrai prie vieno nemaloniausių dalykų stovyklaujant ne sezono metu. Tai yra šaltuoju sezono metu. Joms tiesiog reikia vandens ir jos išsipučia tampa servetėlėm. Šitas kilimėlis šiaip nebūtų būtinas, užtektų ir šito, bet aš jį pasiėmu tiesiog visada, nes nieko nesveria, jis yra mano kėdė, lova ir visa kita. Tai čia vienas iš praktiškiausių daiktų, ką galima turėti tokioms išvykoms. Aš džiaugiuosi, kad batai tikrai atliko savo funkciją ir kojos yra absoliučiai sausos. Ką aš jums galiu pasakyti, kad aš šiandien pavargau. Telefonas rodo, kad 28 000 žingsnių beveik šiandien nuėjau ir beveik 22 km. Tai tikrai daugiau nei tikėjaus. Ir rytoj laukia nauja ilga gera diena. Labanakt. Labas rytas, štai ir aš. Vėl bandysiu būti kaip vakar. Iš šiltų kojinių į šaltas. Tai šiandien planas planeliumbas yra pasidaryti pusryčius pirmiausia, susipakuoti visus daiktus ir eiti toliau, nes įtariu, kad šiandien liko galbūt net dar daugiau nei vakar. Ir pas manęs šiandien pusė ryto bus šakšuka, kiaušiniai su pomidorais. Niekad nesu daręs, pabandom, pažiūrėsim, pagyvensim, pamatysim, paragausim, apsilaižysim. Paip. Svogūn, paprikasa, česnovič, o virtuvėje Dovidenko, pomidorinki, kavos,
rūkyta paprika, aitrioji paprika, bazilikai, juodieji pipirai ir druska. Ir kiaušiniai. Ai, pamiršau. Kiaušiniams reikėjo padaryti duobutes. Ir kadangi neturiu dangčio, tai uždengsiu tiesiog su lentelė. O kas sakė, kad plastikinė lentelė yra blogai? Gerai, gal šitą lentelę ir nori šiek tiek lenktis, bet nieko tokio, apverti kitą pusę ir išsilenkia į kitą pusę. Efektyviausias būdas sutaupyti vietą su skardinėm, jas bandyti sulupt. Striukiai buvo įdėtas filtras ir suskilo. Kaip nauja. Čia gal labiau net su šaukštu reikėtų valgyti. Karšta. Bet tikrai skanus, geras, gražus patiekalas. Spalvinė gama super. Skrandinė pajauta irgi super. Eilinį kartą maistą šitoje virtuvėje ne aš virškinu, o tas maistas po truputį pradeda virškinti mane. Nežinau, kaip nori taip, bet šitoje vietoje privaloma yra filosofinė minutėlė, tai turėsit išklausyti. Ir kažkur visai neseniai girdėjau anglišką tokią frazę, kad žmonės not human beings anymore, but human doings. Tai lietuviškai reikštų, kad tiesiog žmonės nebebūna žmonėmis, su kuo pakalbi, ko paklausi, kaip sekas, tai nieko naujo, tiesiog dirba ir viskas. Nes senovėje žmonės tiesiog eidavo į mišką žvejot, grybaut, medžiot vien tam, kad išgyventų. Dabartiniai žmonės tiesiog sėdi ofise, dirba mėnesius vien tik tam, kad kartą per metus galėtų išvažiuoti, gamtą pamedžiot, pažvejot, pagrybaut. Tai mano pasiūlymas būtų dažniau tai padaryti, dažniau išvažiuot ir būt žmogum. Paprasčiausiai, būt žmogum. Ačiū. Viskas, kad išklausėt. Dabar einu būt human doing, nes laukia kilometrai. Čia yra naujas tentas, kadangi Anas pradėjo leisti vandenį, tai su juo yra labai įdomus reikalas, kad aš užsakiau vieną tentą ir pasirodo užsakiau per žiplumą ne tą, o šitą gavau dovanų. Tai ta proga, jeigu kažkas man dovanoja, aš galvoju padovanosiu ir savo rėmėjams tą kitą tentą, kurio aš nenaudosiu, jisai visiškai naujas. Tai atsitiktiniu būdu kažkuriam iš mano rėmėjų jį padovanosiu. Nesvarbu kokia suma, kokio dydžio parama, tiesiog išrinksiu vieną, kuris galės jį laimėti. Ir be viso to visas stovyklavietės, kurias aš randu, būtent šita ir visos kitos prieš tai ir būsimos, aš jas irgi parodau savo rėmėjams ir įkeliu su koordinatėm, su nuorodom, ką jose galima rasti ir pamatyti. Tai ačiū, kad prisidedat, ačiū, kad remiat ir kažkas gaus visiškai naują tentą. Ir dar manau, kad radau gerą alternatyvą savo senajai lempai, tai dviračio lempa. Tiesiog šitoj vietoj turėjau išsikirpti tokius du plastikus, nes šita šviesa dviratinė lempa, jinai tiesiog tiesiai šviesdavo. Tai dabar šitie difuzeriai tokie išplečia ir padaro švelnesnę šviesą, tai tada daug geriau atrodo. Bet šitie plastikai, juos kerpant labai sunkiai kirpusi su žirklėm, tai kažkur šitoj vietoj ant nykščio užspaudžiau kažkokį tai nervą, tai dabar šitos pusės nykščio nejautra yra pas mane beveik. Jau savaitę laiko laikosi. Vo. Tokius kaip katilus ar keptuves stengiuosi išnaudoti jų tūrį. Dar viena stovyklavietė, dar labiau pritaikyta ir dar daugiau žmonių gali būti.
Ir tikrai labai gražioje vietoje. Kaipgi neišbandžius ir šitos. Visai nieko kėdė. Tikrai vertas dėmesio šitas ežeras, vanduo į žydrą pusę labiau toks. Gražūs skardžiai, labai gražios didelės stovyklavietės, tai su šeima arba vienam idealu. Čia vienas ežeras, čia perėjimas į kitą ežerą. Perplaut gal nelabai vasaros metu bus įmanoma, bet manau, kad persinešt nedidelis atstumas gaunasi, tai visai patogu. Dabar tiesiog pabandysiu pasikelti droną ir vienoje svarbiausių, kurią labiausiai norėjau patikrinti vietų, noriu pažiūrėti, ar įmanoma iš viso pro ją praplaukti ir kaip atrodo tas ežerų susijungimas. Tikrai buvo daug drėgmės, tai vanduo greičiausiai yra pakilęs ir tie kanalai bent jau dabar iš akies tikrai atrodytų gal ir praplaukiami būtų, bet tikriausiai reikėtų labai tiesiog daug irtis, o išlipti toj vietoje aš įsivaizduoju yra neįmanoma, nes iki bambos įkriščiau ir prigurguliuočiau greičiausiai. Ir to didžiojo ežero pavadinimas yra Purvynas, tai greičiausiai pavadinimas labai atitinka, koks jis iš tikrųjų yra, bet man labai knieti ir noris ten patekti, nes panašu, kad nėra jokio privažiavimo, jokio priėjimo prie to ežero. Vienintelis būdas yra įplaukti tais kanalais. Žodžiu, manau, reikės palaukti vasaros ir tada įsivertinti, ar įmanoma ten patekti, ar nelabai. Pala. Žinau, kad nereikėtų taip daryti ir gadinti augmenijos, bet tiesiog pabunda vaikas ir negaliu nieko padaryti. O vaikystę prisiminti yra visada smagu. Nu, vat kažkaip tokias klampinės vis tiek turi žavės. Pelkė. Čia jau nepasiginčysi, tikrai pelkė. Be to, kas nežino, tai pumpotaukšliai jauni yra valgomi iš tikrųjų grybai, o tos dulkės, kurios išeina iš pasenusių pumpotaukšlių, tai yra jų sporos tiesiog. Tai galim sakyti, kad aš padedu jiems daugintis tiesiog. Milijardų sporų paleidžiu į platesnius miškus. Dar vienas pelkėtas ežeras ir panašu, kad visai šalia jo yra nebloga stovyklavietė, laukinė labiau. Kažkokie du gyvūnai čia yra prabėgę. Ir tikriausiai einant pėsčiomis yra sunkiausia pamatyti gyvūną. Sakyčiau, net važiuojant mašina yra daug daugiau šansų, nes gyvūnas užuodžia, pamato ir išgirsta mus ir mes, kol ateinam, jis tiesiog pabėgo. O prie mašinų jie dalinai yra pripratę ir mes per daug greit atsirandam jų matymo zonoje, nei jie sugeba pabėgti. Nebent turi tykoti vienoje vietoje ir laukti, žinot, kur jų buveinės ir tada šansai yra didesni tavo. Vėl labai panašus į briedžio pėdsaką, rankos dydžio. Dar vienas milžiniškas. Va čia tai informacija. Nežinau, mane visada žavi, va tokie ežerai, tvenkiniai, kur praktiškai neina prie jų prieit. Turi prasibraut ir faktas tas, kad čia daug žmonių nežvejoja. Ir faktas tas, kad čia turi būti žuvų. Lydekų, pavyzdžiui. Jo, man dėl to labai patinka į tokias vietas nueit, pasižiūrėti, kaip jos atrodo ir ateityje išplaukt. Ir tie patys keliai, kuriais mes einam, gyvūnams irgi lygiai taip pat yra labai patogu nueit pas kaimyną, atsigert arbatos, nueit pas merginą, nueit į kiną arba grįžt pas vaikus po sunkios darbo dienos. Kaip gražu miške, ho, ho, čia žiemos laike, ho, ho, stebuklinga ir gražu. Pararam. Štai čia matot tobulai nuaugusią kalėdų eglutę. Lietuvos miškuose yra tikrai daug pilkapių, o pilkapiai yra tai
mūsų protėvių senųjų žmonių kapai tiesiog supiltos kalvos miškuose ar prie upių, prie ežerų dar kažkur. Ten dar vienas pilkapis. Čia tokia, sakyčiau, hipsteriška vieta, bet įspūdinga ir labai rami. Čia yra paskutinis ežeras ir paskutinė vieta, kurią norėjau pamatyti. Ir nesigailiu, kad pasilikau paskutinę. Tikrai labai graži vieta. Bet ta proga verta prapjauti dešrą. Tiesiog paimi batoną, šliaukšt sūrio, šliaukšt dešros ir dar galima tiesiog, šiaip reikėjo pirmiau šitos užsidėti, kitam kartui žinosiu. Eik tu sau, kaip smagu, išpyliau savo svogūnų laiškų. Tiesiog galiu jūsų paklausti, o ko negyvenimėlis? Penktas. Tai šitą video greičiausiai čia ir užbaigsiu. Nei daug, nei mažai, nuėjau apie 33 km bent jau, kiek rodo programėlė. Ir dar iš tikrųjų grįžti yra apie 2 km, bet jau tais pačiais keliais, kurie jau vakar. Gaila, nesutikau jokių gyvūnų, teko eiti jiems iš paskos, tiesiog sekti jų pėdsakais. Ir pagrindinė taisyklė vėl savo priminiau ir supratau, kad jeigu nori rasti gražių ir įdomių vietų, tiesiog reikia eiti ir ieškoti. Ačiū, kad žiūrėjot. Mėly geri puikus žiūrovai. Viso gero. Yay!